regresinis vakaras. Tema būtų meilė. Tema meilė. Tai visų pirma, man informacija apie žmonių meilę. Žmonių meilė. Užkrėsta labai. Užkrėsta ideologijas, įsitikinimų, susivaržymų, norų, užgaidų. Žmonių meilė, taip noriu sakyti, kad net neegzistuoja. Žmonės, didžioji dalis, aišku, nekalbam ir apie visus, bet taip 99% žmonių yra tiek atitolę nuo savęs, kada nei tos net netikros meilės, bet rimtos meilės, kurie vien iš vidaus, bent tuos nepaviršutinės meilės, bet bent meilės gyslelės iš vidaus neapčiuop, nes nėra susijungę su savoju aš pakankama. Ir atitolę patys nuo savęs. Dėl to, tai 99% žmonių visiškai nežino, kas yra iš tikrųjų meilė. O tas, kad įsimyl vyras moterį, tai čia ir įsimylėjams labai reta pora prieina iki santykius labai reta prieina iki viens kitą tikrą mylėjimą, kada tu nori tarnauti, tavo partneris nori tarnauti tau. Tokia tarnystė viens kitam atsiranda, atsidavims, toks besąlyginis atsidavims, be prisirišimo, toks, kada žmonės leid viens kitam ir laisvu būti, laisvai elgtis, išreikšti save. Ir noriu tau pačiu padėti, papildyti, kad būtų lengviau tam žmogui, paprasčiau, noriu džiuginti. Ir tada tokia viens kitam tarnystė atsiranda. Bet čia yra, ta meilė yra susijusi su tikrąja meilė, bet tikroji meilė, tikra meilė, kuri, taip norėjau sakyti, pasaulį gal pakeisti, žmogų gal pakeisti, pažadinti gal žmogų. Ta meilė ten iš vidaus. Ir ta meilė dalina yra pas visus. Tik tai, kad žmonėms reikia atrakinti, atkurant ryšį su savim. Į to meilę, kurią iš vidaus, yra panašiausia mamas meilė vaikučiam. Nes ana sąlygina yra tyra. Pas daugelį mamų, sąlygina. Bet ta meilė iš instinkto, yra šiek tiek kitokia. Dalina, noriu sakyti, griežtesnė. Ta, kuri yra pas mumis viduj, ta meilė yra tyresnė. Ana tiesiog yra. Ta meilė yra be išlygų, be suvaržymų, be nusistatymų, be reikalavimų. Ana tiesiog yra tokia apglebonti, apžavonti, noriu sakyti, bet čia gerąją prasme apžavonti, parklupdonti prieš patį save. Jeigu žmogus pirmą sykį pajuntant savo meilę, tai ta meilė tų žmogų te parklopda, bet čia iš geruosios prasmės, parklopda iš to tokį beribiškumo jausmą. Iš to tokį neatstumėjimą, kad ta meilė, tiesiog, ana ir meilė yra, myla, daugiau nieko kito nedaro. Myl besąlygišką. Besąlygišką ir visų 110%. Kiek anos yra, teik ir myl. Nei mažiau, nei daugiau. Ir tokia beribė. Beribė ana yra. Kada žmogus pirmą sykį savyje, čia apie ton savo meilės pajautam. Kada žmogus pirmą kartą savyje pajaut meilę, visą pasaulyje žiūrų pasikeitė. Toks žmogus sušvelnė, pasidaro vidui ramesnis, tylesnis, tyresnis, toks labiau pastebontis aplinką,
praded labiau pastebėti aplinką, praded momentas stabtelt ir tiesiog pabūti. Pati meilė jau ton pritrauk pa žmogų, ton tokį elgesį, kada tu stabteli ir tiesiog būni, tiesiog žiūri tuo akimirku, tiesiog esi. Ir taip subtilę tada jauti to meilę savyje. Subtilę jauti, esi kartu su Ona, o Ona kartu su tavim. Žmogaus prizmė, tas žmogaus kūnas, ypač kada uns ir tokio hipnozė, ne to hipnozė, kurio aš dabar pasinėręs, bet tokio hipnozė, kurio didžioji dalis žmonių gyvena, pajaust meilę yra praktiškai neįmanoma. Tam, kad žmogus pajustų savo meilę, jis turi atsisakyti iliuzijų, turi atsisakyti savo norėjimų pritapti, norėjimų būti kaip visi kiti, norėjimų būti priimtam, išgirstam, reikalingam. Tus visus dalykus turi susitvarkyti savy, kad būtum viduj pilns, kad nereikėtų pripažinimo, kad nereikėtų iš išorės žmonių stimulą, kad pasijaustum reikalingas, svarbus, verts kažko. Visi tie dalykai turi viduj būti sutvarkyti, kad eitų iš vidaus. Ir tada meilė pati atsirakina. Pati atsirakina ir pradeda taip gluostyti, čiučiau tave, lingau tave viduj. Ir tokiu momentu žmogus, tu supranti, kad tu esi viskas, kuo tau reikia. Taip, tu turi gal šeimą, vaikų ir čia ir nuostabus dalyką, kad tu gali dar bendrystėje būti su savo rato žmonėm, su savo šeimo žmonėm, su vaikučias. Bet iš esmės, taip pat didžiausia dovana savo esi tu pats. Tokį, kurios net kartos nieks, kai kas gal papildytų, būdami šalia irgi atsidaudami, mylėdami. Bet pati didžiausia ir svarbiausia dovana, kokį tu gali turėti, tai esi tu pats. O ta meilė, tokį jausmą tavo atneš, ta vidinį meilį. Čia ne iš ego tas sen, va, kad aš čia svarbiausias, aš čia nuostabiausias, dar kažkoks. Ne. Čia toks suvokiams, pajautėms ir aišku žinojams, kad iš tikrųjų viskas, ko tu turi, va čia momente esi tu pats. Tu turi tik savi. O visi kiti priklauso irgi tik savo, nu gal savo noram kažkam tai. Bet iš esmės, tu priklausa tik savo pačiam. Ir esi viskas, kuo tau iš esmės reikia. O te pagrindį tokiam. Aišku, pas jau gali plėstys per šeimą, per santykius, per ryšius. Čia irgi nuostabus dalykai. Dar koks nuostabus dalykas atsitinka, kad žmogus aktyvaun savyje savo tikrą meilę per savo savastį, kada savastis pradeda reikštys per meilę, aplinkų žmonės pradeda kitą priegauti į ton žmogų, pas kurį meilė užgimė. Uns pradeda kitokią energiją skleisti, uns pradeda kitą apkalbėti, kitą apjauktis, kitom temom pradeda kalbėti. Akis kitą pradeda to žmogaus žibėti. Net balsus atrodo pasikeitė. Stovėsena, viskas pasikeitė. Ir labiausiai atrodo žvilgsnis. Viskas pasimatė žvilgsniaus. Ir aplinkinė, kurie, paprasti žmonės, tai vadinkė mane, kurie tos meilės netrakina. Anei kaip ir per protą nesuprant, kas čia vyks, bet vidum jaut, kad su to žmogum kažkas yra kitę. Uns kitokį jausmą jam sukel, kažkas rezonaunt ant pasanon. Tokį laisvom iš to žmogaus pradeda jausti. Entuzijazmą, tokį pilnatvę. Ir tų dalykų negali, atrodo, paaiškinti protų, negali suvokti protų, bet vidų jaut. Vidų tie žmonės jaut. Ir įtaka tuo žmogaus, kuris atrakėnis meilį savy yra.
yra didelė kitiem žmonėm, aplinkiniam žmonėm. Nes kadangi, iš tos prizmės, jeigu žiūram, kad mes esame energija ir viskas, kas yra mumis užgošta, atrakinta, yra energija ir kaip tas vidus ir išdirbs, ištvarkyts tokią energiją ir nuo mūsų sklyn, tai va tuo tikrą meilę aktyvavusio žmogaus būseną, būtis, aplinkinių žmonės irgi po truputį atrakinti pradeda. Vienus daugiau, kitus mažiau, priklauso nuo pačių žmonių. Bet esmė, kad patiem žmonėm nesuprantant, nepastebint, yra atrakinėjama anų pačių vidus, anų pačių sluoksnė kažkokie, kur yra ten skausmus, dar kažkas bloka, yra pradedami klibinti tuo žmogaus energijas, kuris jie atrakėnis meilį savį. Ir prasideda toks plėtimasis per kitus žmonės. Aišku, su kai kurie žmonėm ilgiau atrodo reikia pabūt, kad pasams atsirakintų, kažkas nebūtina ta pati meilė, bet kažkoks sluoksnėlis, kažkoks bloks nusimestų. Ir čia yra labai galingas dalykas. Ir atrodo, visuomenė yra paleisti tokie įrankiai patiem žmonėm nesuprantant, kad jokių būdų, kad būtų visas įmanomas būdas išvengiama tokių atsirakinusių žmonių, kad būtų neprieinama iki to, kad būtų tam užkirsts kelias. O šiam pasaulyje, šių sistemų, šio visuomenėje, taip matau, kad cirkuliau tam tikri dalyką, metodą, kurie yra giliai sodinti, kad žmonės net neieškuotų meilės savie, objektų per išorę nusieškuoti. Nes atrodo, ta sistema, tas pasaulis, uns tik gal veiktų ant melą, ant baimės, ant manipulacijų, ant skausmą. Vos pakankama dalis žmonių išlaisvintų savo širdį, savo krūtinę, atsivertų savo meilę, pradėtų viskas keistis ne taip, kaip kai kurios jėgas nori, įvardinkiam te. Dėl to ir metamas didžiulės pastangas tam, kad užglušint žmonių protus, žmonių nusistatymus ir žmonių dėmesį į save, kad fokusuotus visur į išorę, bet tik ne į save. Nes savis atrakinėms turi tokį grandininį efektą, kad jeigu vien žmogus save atrakien, išlaisvint savo meilę, susijung su savoju aš, uns tur potencialą, norums to ar nenor, kitus įtakuoti irgi į išsilaisvinimą, didesnį, mažesnį, čia vėlgi priklauso nuo kitų žmonių. Ir prasideda tokia grandininė reakcija. Iš pradžių būn lieta, bet metą po metų vis daugiau žmonių perėm ton procesą dalį. Ir tada tie būna ten, kad ir nunulinimą vėl reikalingi, vėl karai reikalingi, kad išjungtų ton procesą, kada išjungtų. Nes vėlgi labai yra svarbu ir būtina šį pasaulį išlaikyti atitinkamam energetiniam lygmenyje, žmonių pasąmonės išlaikyti atitinkamam energetiniam lygmenyje, kad galėtų būti chaosus, kad galėtų būti kontrolė, manipulacijas ir visuomenės valdyms, kontroliaviams. Kitaip, jeigu žmogus išsilaisvina iš vidinių blokų, atver savo širdį, tokį žmogaus kontroliuoti, apgauti, manipuliuoti yra, praktiškai neįmanoma. Viskas. Tu jau ton žmogų prarada, uns gyvens taip, kaip panam reikia. Uns jaus, matys, girdės tikroji tiesa, o ne ton, kurią bandoma yra įtikinti. Ir tokį žmogų paleisti visuomenį yra labai pavojinga. Tiem, kas nori išlaikyti kontrolę.
Ir čia ne vien apie žmonės kalbam. Žmonės patys, kurie nori kontroliuoti, ne yra tik įrankis didesniem jėgom. Tai yra, yra dirbama. Yra kita meilė. Tai čia yra ta žmogaus meilė, kurią mums atsineš. Čia pirms toks gal kaplygis. Pirma atmaina, jeigu tiem gal sakyti. Ir yra meilė. Meilė tokia, iš kurios viskas yra užgėmi ir meilė ta pati, kuria viskas ir pasibaigs. Viskas, kas gyva, viskas, kas egzistuoja, kada egzistavo ir egzistaus, viskas yra iš meilės tikmės paimta. Tik pridėta kažkokia dar informacija ir gavus daug skirtingų įvairiausių dalelių. Net skausmus mums te atrodo, uns yra susijęs su meilė, priešiška meilė, bet uns irgi yra paimts iš meilės prada. Be meilės nebūtų net skausmo. Be skausmo nebūtų meilės. Čia tiek viskas yra sukurta, kad viskas, kas gyva, kon galėm jaust, matyti, teik emocijas, teik mintis, kad ir pačias pikčiausias, negatyviausias, tų minčių pradas yra meilė. Tik tai, kad yra pridėta kita informacija ir pati meilė jau iškreipta į kažkon kitkon. Bet pradas yra meilė. Viskas, kas prasidėjo, kas čia vyksta, viskas yra dėl meilės. Ir viskas, kas užges, kas mirs, ko nebeliks, tai irgi tas įvyks dėl meilės. Kaip įdomi. Meilė valdo visko, net jeigu žmonės to ir nejaut, gamta nejaut. Meilė visame kame, visko apgaubusi, visur įsiskverbusi. Tik ar žmogus gabus ton pamatyti ar ne, čia jau priklauso nuo. Bet atrodo, kiekvieno šakelė, kiekviena momente, kiekvieno akimirko, jeigu tik sugebama yra įsiklausyti, įsijausti, tai pilna meilės. Pilna meilės. Pats pagrindas visko yra meilė. O viskas, kas ten yra išvesta iš anos. Gerai, aš dabar biškį išjausiu. Skausmus. Dabar skausmus. Skausmus yra tam, o norės tai apsakyti, skausmus yra tam, kad atitolintų mumis nuo savo širdžių, nuo savo laimės, nuo savo pasimiegavimą, nuo savo vidinių turtų, nuo savo laukimą, taip norės sakyti, nuo noro pabėgti, nuo noro jausti, nuo noro susigrąžinti save, būti savim. Skausmus į tam, kad galėtų mumis manipuliuoti, bet manipuliuoti tam, kad galėtumėm pažinti save, atrasti save, įsivardinti tam tikrus dalykus, kad sugebėtumėm pažiūrėti ten, kur mes nenorim žiūrėti, arba žūti. Skausmus taip pat ir tam, kad mumis pražudytų, kad mumis sunaikintų, kad mumis perkurtų, negrįžtama, kad pasiglemštų. Tam, kad tokių, kokie mes esam šiandieną, neliektų. Skausmus į visam kam, bet skausmus yra iš meilės. Čia nieks kits neegzistuoja, tik meilė, bet visokios išraiškos, visokios kryptys. Viskas yra meilė. Tik mūsų žmogaus prizmė priverti patikėti kitiem, kad skausmus yra skausmus, kad baimė yra baimė, nes mes taip anon reaguojam, mes taip anon išgyvenam, kad per protą negaliam to suvesti su meilė, nes kas gal suvesti kokį tai stresą ar baimę ar kančią su meilė, bet kančia ir yra meilė, jeigu tik moki anon išjausti.
Jeigu moki leist tam tekėt per save, jeigu moki sau leist tau pabūt, gali visame kame žiūrėt meilę, visame kame išjaust meilę. Ir tada tas gal atverti, ne gal, o ir atver tavie naują sluoksnį. Tad noriu sakyti treti sluoksnį, kuriame yra absoliuti tyra ir kuronti meilė. Tos meilės negali manipuliuoti, ten tiesiog yra tame prada pavidale, kuris yra nekaitoms. Uns visą laiką buvo, yra ir bus toks, koks yra. Uns ir omžiams. Visa greunantis, visa naikinantis, visa kuruojantis, visa saugantis. Įvairiausius veiksmus ta meilė gal atliekti. Bet kad ton meilį pasiekti, šį žmogaus kūną yra būtina palikti. Atrodo, kol esi šiam kūne, tuos meilės tokios, tu treti sluoksniaus, taip įvardinkiam, pajusti yra, tiesiog noriu sakyti, pavojinga, išprotėti gali, neatlaikyti gali, sąmonė gal lūžti, gal prasidėti haliucinacijas ir nebūtų leista tam įvykti, nes šis pasaulis yra per daug žemo dimensijo. Bet net jeigu būtų aukštesnė dimensija, vis tiek būtų per daug pavojinga, kad būtų verta ton bandyti. Tas kūns yra per stipri riba tam jausmų, tą informaciją. Čia net netikra meilė, čia yra meilių meilė, nežinau ką apivardinti. Ir atrodo, gerai, pratęsiam gal. Bet ta meilė, prie kurios dabar esam prieėję, ji yra ir pavojinga. Atrodo, sielas turbūt pakankama nusinulinusias, išsivaliusias, sunaikinusias ar atidavusias patirtis, kurios trukdytų laisvą išjausti, laisvą tekėti, laisvą susijungti su šia meilė. Ir dėl to pat prie šios meilės, prie to treti, taip įvardinkiam, trečią lygį meilės, prieiti gal tik tada, jeigu siela yra pakankama lengva, pakankama išvalyta, švari, nusinulinusi. Kitaip, tiesiog nepriesi ten. Tiesiog nepriesi. Ir prie šios meilės gal prieiti tik tuos sielas, kurios jau tur kilti aukščiau. Nes jeigu per šią meilę perėni, ją per save perleidi, tu automatiškai tų sluoksnių žemus, kurie va čia yra apgaubti, paleikti, nenori paleikti. Bet į sielų, kurios niekada nebegalės ar nebegalės perleisti va šią meilę per save. Kadangi yra per toliai nueita į tamsą ir pasirinkta per gilę nueita į tamsą, tai šis meilės lygmuo yra nebepasiekiams. Ir ta siela, kuriai šis meilės lygis yra nebepasiekiams, turėtų išsiskaidyti ir susikurti iš naujo kitam pavidale, kad galėtų vėl eiti per kažko, ar per patirtis, ar per savastis, kad atrasti tinkamą kanalą, kad grįžti per šią meilę ir susijungti. Ši meilė yra, kaip noriu sakyti, kuriejaus meilė. Per ją kuras materiją, bet įvairiausius lygmenius, ne vien fizinius, įvairiausius lygmenius, per kurią sielas gal patirti naujus lygius, naujus būdus, momentus. Ta meilė sukur sluoksnius, kurios gal susikurti erdvės naujom patirtim, naujiem išbandymam, momentam, naujiem lygmenim, kurie suteik, labai sunkia žodžiais perteikti, kurie suteik naujus augimo procesus
Ir čia taip išlien žodis pavojinga, nes niekada nežina, kokios tuos erdvės. Ten turi eiti, atrodo, pasiruošęs, bet niekada nežina, ar iš tikrųjų esi pasiruošęs. Ir tokia rizika, nuėję, tu gali ten ir pradingti. Gali ten užsikodauti, taip nori sakyti. Pasikeisti kažkur kitą ir niekad nebeatsidaryti. Gali ten užsiglušinti ir, taip nori sakyti, pražūti. Išsiskaidyti ir tada niekad nežina, per kon vėl susikorisi. Kažkokių naujų erdvės. Ir čia matau, kur būn per duris, kur gali įėti, bet nėra durų, bet jie tokie pakabinti per tokius, net nežinau, kaip jie vadinas, per tokius užuolaidas. Tačiau tokie, kaip siauresni, tokie gabalėlė būtų užuolaidų ir taip visk primonis. Taip nori sakyti, esu beribė erdvė, kuri dar nėra užsibaigusi kūrime, kuri lauk tam tikrą momentą, tam tikrą meilės kiekiaus, kad būtų įgauta materija, bet ta materija ne vien fizinė, gal net ne fizinė, o visokie kokie kitokie energetinė. Ir kodėl man čia aš pabandysiu išjausti štai. Tas erdvės tokias, kuram ir mes patys, tik anos kuras mumis pačius. Mes gyvendami, atrakindami savi, užrakindami savi, sunaikindami savi, mes savie kuram naujas erdvės, kurios yra kaip pamokas kitom mūsų mažesniem dalelėm, mūsų mažesniem sielas neatmainom, čia ne visa tinkami žodžiai dalelėm atmainom, bet aš tinkamesnį nežinau, atrodo nietuk žodį. Mes lyg skaidomės į begalybę dalėlių ir mes esam kaip mokykla savo patiem. Ir besimokydami mes atrakinam savie erdvės kambarius, kuriuos mūsų dalelytės mažesnis vėl galėti ir mokytis ir ten patirti ir patirtis įgauti ir kurt kitas erdvės, kito mūsų dar dalėlių, čia kosmos. Dalelytėm ir te be gal, ir te pen, ir en. Mes nesam tai, kas mes galvojam, kad esam žmogaus prizmė patirtis yra tokie ribojanti, kad neįmanoma būnant žmogum yra suprasti visko, net ne visko, o bent plauką tuo, kiek čia visko yra. Neįmanoma suprasti, prots yra per daug. Per daug mažus, per daug ribotus, un sugeb tik tą taisyklėm vadovautis ribom. O čia turi išvis ribas visas nuimti, bet tada prots pasimet. Jeigu ribas nuim, prots neapsuvok, nes prots tik ribom pasikliaun. Taisyklėm, ribom. Ir mes esam dalėlis, kvadratą kažkokį rodą, padauginami, padalinami į begalybę savą, ne visą tinkam žodis, atmainų. Ir tos begalybės mūsų atmainų dar yra dalinamas į begalybės. Ir dar, taip ir dar. Ir mes esam begalinį neišmataujama visumą viskuo, kas tik egzistuoja, visumą savęs pačių, kas yra begalybė. Mes esam begalybė. Kiekvienas iš mūsų yra neišmataujama, pabaigos neturinti begalybė patalpinta žmogaus patirtie. Pati žmogaus patirtis iš esmės irgi yra iliuzija pastatyta ant taisyklių suvokimų, kas irgi yra iliuzija. Neegzistuoja iš tikrųjų jokios taisyklės, jokiai suvokimą. Kiekvienas suvokiams yra ribotoms tam, kad kažkon įsivardinti sugebėtumėm būnant žmogum, bet kada mes kažkon įsivardinam, mes ton dalyką turėjom riboti.
Kitaip mes negalėjom įsivardinti. Nieks neturi ribų. Nu čia toks kosmos, kad aš čia pats turėjau skres, oho, pasijungiau čia į gerą vietą, gerai. Kada žmogus plėtas, kada žmogus ant sąmoningumo keliu, kada save atrakinėja, žmogaus energetinių sluoksnių, subtiliusių sluoksnius, giliusių sluoksnius atsiron plyšę. Tus plyšius, kurias informacija atitinkama pagal to žmogaus atrakinama informacija į savo vidų per sąmoningumo kelią. Ir kada ta informacija aktyvuojas tus plyšius, kurias naujas to žmogaus dalis, kurios atrakins suvokimą ir išvysta to žmogaus vidinį potencialą per fizinę plotmę. Ir kuo labiau žmogus save atrakinė, kuo labiau žmogus eina į sąmoningumą, į savo vidaus pažinimą, tuo tų plyšių daugėja. Kol žmogus buvęs mėgančių žmogum patamp dvasiniu žmogum. Ir čia yra pirmas lygis. Dvasiniu žmogum. Čia ne apie religiją kalbam, apie savo vidaus pažinimą, išjautimą ir gilinimąsi ir savo vidaus išreiškimą savo pačiam, va čia dvasingoms. Tada yra tikimybė, galimybė eiti į antrą lygmenį. Tolimesnį savo dvasingumą išreiškėm savo pačiam, savo paties pažinėms, savo pačiam, savo paties atskleidėms, kas toks esi, kuo esi, kudėsi. Kel mumis į tolimesnį sąmoningumo lygmenį, kuriame atsirakins širdis. Gal nebūtina visą, bet atsirakins širdis. Ta atrakinta širdis automatiškai pradeda su žmogum, jeigu jis vis dar nori sąmoningumo, nori būti savim, nori atrakinti savo vidinį aš, širdis ta pradeda, sakykim, kabutės savivaliauti. Ir ta energetinė atrakinta širdis surinkinė savo širdies dalelės po visą ton žmogų ir po visas reikalingas ir aktualias intenciją atitinkančias paralelės, kuriuose tas žmogus irgi eina panašiu ar tokiu pačiu keliu tam, kad sukurtų pilną šio žmogaus potencialą dvasiniam pasaulyje. Tai yra viduj, tas dvasinis pasaulis yra viduj. Kada ta širdis, tu jau biškai nusiramins, drebin labai. Kada ta širdis, kabutė savivaliaudama, surenk pakankamą savęs dalėlių per paralelės, ta širdis patamp tokia pilna, matau. Pilna, solidi, galinčia pernešti ton žmogų patį į kitas paralelės. Uns vis dar gyvens čia, bet anu sąmonė, pasąmonė funkcionaus jau kito paralelė. Anam prasidės gyvenime pokyčiai, vykt kitokias situacijas, nauji žmonės pritrauks, nors uns fizinė realybė, kabutės, yra to pačio, bet anu gyvenims keitas, nes anu uns jau kitos paralelės, negu kad buvo anksčiau. Ir te penant per atrakinimą savi, žmogus šokinė iš paralelės į paralelės yra nuo gyvenims keitas. Nors kiti žmonės, kurie buvo to pačio paralelėje kapuns kažkada, anon vis dar mata. Bet tas žmogus šiaip visai kito paralelė. Kiekvien žmogus funkcionau tam tikro paralelė, nors mes čia visi esam tam pačiam pasaulyje, bet kiekvien žmogus galbūt visiškai kito paralelė. Uns kaip ir tam pačiam fiziniam pasaulyje, bet paralelė visa kita ir dėl to uns gyven visa kitokiam energetiniam lygmenyje. Dėl to čia vieni žmonės galbūt be gal laimingi išsipildė, o kiti galbūt visiškam vidiniam šūdį skendėt, nesisek blogą santykį, nieks nesisek, mirti nori ir kriuokį. Ir paralelės yra visame kame, kiekvieną momentį, sekundę, kiekvieno akimirko yra begalybė paralelių. Ir pats žmogus, savas sprendimas, pasirinkimas, pasaulyje žiūra,
nustato, kokią paralelę uns to akimirką, ton sekundės dalelį gyvena. Bet vos žmogus ar atrakėni savi, ar suabejoji savo pasirinkimu, ar tiesiog kažkokį vidinį virsmą atliekęs, uns iš karto peršok į kitokį paralelę. Ta paralelė gal net sąlygina nesiskirt nuo šios paralelės, bet ten kažkas jau įkite. Ten jau kažkas yra su daugiau pasirinkimų, daugiau tikimybės, kad tu atsibusi ar priimsi kitokį dar sprendimą, kuris dar tavi nuves į dar kitokį paralelį ir tep tu gali šokinėti iš vienos paralelės į kitą. Iš paralelės į paralelį esi iš esmės reiškia tas, ar tu žmogus gyveni užmygis ir gyveni te pat deina iš dainos ir ta paralelė tavi tą patį, o da gal net žemesnis vibracijas paralelė ten. Ar tu pradedi savi žadinti ir priminėjai kitus sprendimus ir atrakinėjai savi ir šokinėjai iš paralelės į paralelį į geresnį ir aukštesnį paralelį, kur tavis vis yra daugiau. Esi vis sąmoningesnis, tavo širdis vis plėtas, tu vis labiau jauti, girdi, matą savi, kitus, šį pasaulį. Ir tep tu pasidara nebesuvaldoms šiai sistema ir nebesuvaldoms šios sistemas ribotumo, šios sistemas kontrolę ir šios sistemas nužmoginimo. Ir tu patampi Dievu, tu patampi savo Dievu, savo tikrųjų vidinių vedlių Dievu, kuris aiškia suvoks savi, aiškia gal apibrėžti savi, aiškia savi jausti. Bet tam, kad iki savo pilno dieviškumo prietrek, ne vienų, ne 2 metų ir ne vienos valandos darbą su savim, tik per darbą su savim, per norą ėti save, per atsidavimą savo skausmo, per norą žiūrėti savo skausmų mes galim atrakinti savi, išgydyti savi, padaryti savi laimingas, padaryti savi umžinas. Šiuo trumpo žmogaus patirties akimirko. Ir tuo atrodo negal nieks iš mūsų atimti, tuo vidinį aš. Tol, kol būnam susijungę su savim, kol jautam savi, atimti iš mūsų save patį yra neįmanoma. Tai va. Aha, ačiū savo, kad esu. Ačiū visiems, kas klausėt. Šį vakarą. Šio vakarą, regresinis vakarą laidėlė būtum teik. Tai va, ačiū visiems, kas klausėt. Tikiuosi buvo įdomu. Tikiuosi pateka. Didžiausias sėkmės ir iki sekančių laidų. Iki.